kalbina Švento Valentino dienos proga žavingą damą, mamą, labai retų vardu Anita Koryznė. Sveiki. Sveiki. Na, kiek žinau, šis vardas nėra toks retas. Jūs savo pravers komandoje taip pat turite bendrą vardę Aneta. Patikslinimui turiu pasakyti, turbūt jūs antra tokiu vardu, kurią žinau, turbūt ir visa pravers komanda. Na, žinote, mūsų vardas su gerbiama Aneta yra hebrajiškos kilmės ir reiškia Dievo malonę. Tai mes ne veltui turbūt susirinkome šioje ypatingoje auditorijoje, ypatingoje vietoje ir Valentino dieną. Su Dievo malonė. Tai ir klausiu, ką reiškia jums Švento Valentino diena? Tai kaip ir daugeliu žmonių, tai turbūt reiškia nebejotinai meilę, meilę savo, meilę gyvenimui. Negebėdami mylėti savęs, negebėsime mylėti aplinkinių. O kaip jūs parodote arba mylite save? Ką reiškia meilė savo? Aš gerbiu save. Gerbdama save, gerbiu kitą. Dabar kas nors paklausė, sakytų, aš myliu save skaniai valgydama, skaitydama kokią nors išmintingą mano požiūrių knygą, leisdama savo patingėti. Tai kuris iš tų atsakymų jums labiau būtų prie širdies? Turbūt skaniai valgau, tai neabejotinai. Matosi iš mano išvaizdos. Niekas neleis meluoti, valgau skaniai. Išvaizda patvirtina. Meilė gyvenimui. Meilė gyvenimui. Meilė mamai. Meilė poezijai. Meilė žmogui. Meilė gyvūnui. Tam silpnesniam, kuris yra šalia mūsų. O tai kaip jūs darote laisvalaikiu? O aš laisvalaikį ar aš turiu jį? Meilė savo? Aš turiu vientisą gyvenimą, vientisą meilę, meilę kurti, meilę būti su žmonėmis, meilę atrasti. Aš atradau jūs, o jūs atradote mane. Nauja meilė. Puikiai. Ir Filosofiškai. Klausiu tuomet, o ko negirdžiu Švento Valentino dienos proga? Paprastai, kai žmonės sulaukia, jeigu galiu taip įsireikšti, vasario 14, žiūrėkit, širdutės, visa kita ir visa kita. Jūs nekalbat apie pagrindinius dalykus. Kalbat apie meilę savo, iš tikrųjų, kurios yra mažai, kai kiekvienai moteriai greičiausiai taip. Na, man pakanka. Bet didelę dalį atiduodate kam? Didelę dalį atiduodu žmonėms, neabejotinai savo sutuoktiniui, vaikams, darbui, kuris yra ir mano gyvenimo prasmė, ir džiaugsmas, kūrybai, ir visa tai tarsi vientisa. Mane galite rasti sekmadienį dirbančią, nors kaip nuodėmė, bet man tai džiaugsmas ir meilė gyvenimui. Dabar sakoma, kaip ir sakėt, nuodėmė švęsk sekmadienį, sakome, ar ne? Švenčiu, tapydama. Aš negirdžiu pagrindinių dalykų dabar. Kur šeima? Šeima su manim. Šeima ateina, stebi, kaip aš galiu tapyti. Aš pasistačiau molbertą virtuvėje. Šeima atėjo į virtuvę. Aš tapau, patapiau, pagaminau valgyti, sugrįžau vėl truputėlį pabendravau. Jie norėjo atėjo pas mane, aš norėjau pakilau viršų pas juos. Šeima su manim keliauja. Žinot, aš klausau jūs ir galvoju, gyvenimas kaip iš pasakos. Ir žavinga moteris, ir visa kita. Sakytų, žinot, retai kada tai būna. Paprastai žmonės būna surūgę, pikti, nelaimingi. Turbūt iš kai kurių kitų vidinių tokių dalykų. O jūs visada, kiek, stebėtumėm socialiniuose tinkluose, įvairiuose renginiuose, jūs tiesiog švytit. Kur to švytėjimo paslaptis? Žmonės neprivalo matyti mano skausmą. Jie niekuo nenusikalto. Tai kokia tuomet yra ta tikroji Aneta Koryznė? Pabudau, nusišypsojau savo, nusipiešiau veidą. Veidas nupieštas, nutapytas. Pradžioje pradėjau paišyti mamos kosmetiką. Pasigavau pupos lūpdažį, išpaišiau visus įmanomus veidrodžius, išpaišiau tapetus,
Ir tokiu būdu mano nuotaika pagerėjo, mamos turbūt suprastėjo. Jūsų veikla pagal pašaukimą ar ne? Pagal pašaukimą. Ir kas tai būtų? Ir mane pašaukė Dievas. Paišyti ne tik lūpdažiais, bet visų kuo, ką aš randu. Tapyti, žaisti spalvomis, formomis, faktūromis. Esu menininkė, esu mokytoja, dizaino studijos vadovė, dirbu su jaunimu. Tai man reikšminga, prasminga, Jūs kaip pedagogė, ką sakytumėt šiandienai, palinkėdama jaunimui Švento Valentino dienos proga? Aš linkėjau mylėti save, linkėjau mylėti gyvenimą. Tie patys žodžiai, kuriuos jums pasakiau. Mylėkit save, nemylėdami savęs, nemylėsite aplinkinių. O šiaip jūsų gyvenime Švento Valentino diena, kadangi jau kalbame šiandien vasario 14, jinai labai reikšminga jums. Man reikšminga. Vyras man rodo dėmesį. Ir kiekvienais metais, ir vasario 14, ir vasario 13, ir kiekvieną dieną. Bet šią dieną ypatingai, nes vis dar vienas kitą mylime. Tikiuosi, kad tai ir tęsis. Ar galime iš visų tų metų dienų patį didžiausią dėmesį skirti tai Švento Valentino dienai? Ar visgi tai turėtų būti meilės pagrindas, pagarba, pasitikėjimas, ar neatsakingumas galų gale už šeimoje vienas už kitą? Ar tai turėtų būti tarsi kasdiena ir tai neturėtumėm labai jau sureikšminti ir prisiminti, o šiandien Valentino diena, aš tau ten padovanosiu kokią nors gėlę, pavyzdžiui, ar dar ką nors? Tai neturėtumėm vienas kitą įpareigoti turbūt. Turėtumėm dėmesį, bent jau mes pratę, dėmesį rodyti mažai žingsnelis, kiekvieną dieną, nusišypsai, parašai žinutę vienas kitam, pasirūpini, kokia tavo sveikata, ar pavalgiai, ar nesušalai. Visi tie maži dalykai sudaro mūsų gyvenimą, sudaro pagarbą vienas kitam ir nebejotinai iš to susideda meilė. O Valentino diena yra reikšminga. Reikšminga netgi tiem, kurie neturi savo artimo mylimo žmogaus, bet tai teikia viltį, tai neturi teikti nusivylimo. Tai vis dėlto svarbi šventė ir nebūtinos brangios dovanos. Mažas dėmesys vienas kitam. Nesudėtinga. Kartais mano jaunimas susižavi vienas kitu, ne? Draugauja, myli ir staiga meilė baigėsi. Ką galime tokiems patarti? Oi, kada jie vienas su kitu draugauja ir kartais sako, ir vėl draugauja. Šitą ar šitas vėl. Sakau, gerai, kad nesimuša. Tegul draugauja. Nes toks gyvenimas. Toks gyvenimas tęsiasi, yra ciklai gyvenimo. Kažkada mes sustojame, apsistojame, nutarėme, kad tai yra tai, kad yra su viskam, kad tai yra rimta ir vertinga. Kaip reikia gebėti tą meilę, įsivaizduoju didelę meilę, ne širdį didelę. Kaip reikia padalinti, kad visko visiems užtektų? Ir darbui tos meilės, ir savo, ir šeimai, ir draugams. Konkrečiai, mano atveju konkrečiu, tai įtraukti savo artimuosius į veiklas, vestis kartu, būti kartu. Gal kartais tegul ir mato tą, kaip ir sakau, molbertą pasistačiau. Tegul ir mato, tegul ir ateina. Mes ir bendraujame kartu. Galime ir muzikos kartu klausytis ir kalbėtis. Aš tapau, ašgi netrukdau, man kitas irgi netrukdo. Gali būti ir tokia forma. Gali atvykti į parodos atidarymą, gali vykti į tam tikras veiklas, į įsipareigojimus mano. Galime darbus dirbti kartu. Kaip šiandien sveikinsite, ar jau pasveikinote antrąją pusę? Dar sveikinsiu ir tai bus siurprizas. Staigmena malonė. Gal pasidalinsite? Kad saldi, nebejotinai. Aš saldinu savo gyvenimo nuo ryto. Rytą pradedame kapučino puodeliu ir tada dantys šypsosi patys. Puiku. Jūs turite kažką įdomaus rankose. Kas tai? Taip. Jeigu paklaustumėte, kokią paskutinę knygą skaičiau, tai turbūt tai nėra paskutinė knyga, kurią skaičiau, tačiau aš ją vis karts nuo karto paskaitau. Tai mano ir bičiulių
Šiaulių rajono literatų, kuriems priklausau, Indraja, bendras kūdikis, rašau gyvenimą ir mano sukurtas viršelis šiai knygai. Aš esu savo kūrinius sudėjus, bičiuliai savo kūrinius sudėję, na ir tai knyga, kurią paskutinę skaičiau. Ar galėtumėt Švento Valentino dienos progą skirti visiems pasveikinimą iš savo kūrybos? Aš galvoju, ar tai pasveikinimas, ar filosofinis pamąstymas toks, ar ne? Netrukus pas jūs atidarysiu parodą, kuri vadinasi Aspiracijos. Na ir turiu būtent tokį eilėraštį. Aspiracijos. Kokie skirtingi būna žmonės, o atsispindi tai darbuos, lyg afirmacijų dėlionė ir pokyčiai be pabaigos. Kada ateina laikas skristi, tai lieka viena – virst paukščiu, užsiaugint sparnus ir kilti virš mūsų rūpesčių pilkų, išaušta rytas pakeitimams, bet aspiracijos lai liks, stiprius sparnus užsiauginus, nuobodus rūpesčiai ištvirks. Taigi, bičiuliai, Valentino dienos proga tikrai linkiu kiekvienam užsiauginti sparnus, kilti ir, na, lai jūsų lūkesčiai būna pateisinti. Ir turbūt svarbiausia, kad ne tik mūsų mylėtų, bet ir mes gebėtume mylėti kitus visus su Švento Valentino dieną. O aš prisipažindama meilį noriu jums padovanoti šią knygelę. Dėkoju. Ačiū. Prašom. Labai prasmingų pavadinimų rašau gyvenimą. Taip.